Ketvirtas skyrius. Raktininkas. Dunkst. Vėl beldimas. Krūptelėjęs pabudo Dudlis. Kur ta patranka, kvailai paklausė. Jiems už nugarų kažkas driokstelėjo ir į kambarį įlėkė dėdė Vernonas. Jo rankose buvo šautuvas. Dabar jie suprato, ką jis turėjo ilgame ploname pake, kurį vežėsi. Kas ten? Suriko. Perspėju, aš ginkluotas. Tyla. Tada trinkt. Į duris spirtas tokia jėga, kad jos nusprūdo nuo vyrių ir padrioksėjo ant grindų. Tarp durį išdygo milžinas. Jo veidą visiškai slėpė ilgi plaukų karčiai ir susivėlusi barzda. Bet iš po visų tų gaurų akys blykčiojo lyg juodi vabaliukai. Milžinas įsispraudė į trobelę susilenkęs, bet galva vis tiek brūkštelėjo lubas. Jis pakėlė duris ir lengvai vėl įstatė. Audros staugimas pritilo. Milžinas atsigręžė. Ar nepavaišintumėt puodelių arbatos? Kelionė buvo nelengva. Jis žengė prie sofos, ant kurios pastėręs iš baimės kiurksojo Dudlis. Pasitrauk, pilvūzė, tarė nepažįstamasis. Dudlis klykstelėjęs užlindo už mamos, o ši persigandusi už dėdės Vernono. Štai ir Haris, nudžiugo Milžinas. Haris pažvelgė į piktą, apžėlusi veidą ir pamatė, kad tos vabališkos akutės šypsosi. Kai pirmą kartą tave išvydau, buvai kūdikis, prabilo Milžinas. Labai panašus į tėtį, bet akys mamos. Dėdė Vernonas keistai sugergždė. Pone, reikalauju tučtuojau išeiti, pasakė. Jūs įsilaužėlis. Užsičiauk, dursli, tu mulkė, atšojo Milžinas, persilenkęs per sofą. Ištraukė dėdį Vernonui iš rankų šautuvą, sulenkė tarsi guminį ir nusviedė kertėm. Dėdė Vernonas vėl išleido keistą garsą, sakytum cyptelėjo užminta pelė. Kągi, Hari, dursliams atsuko nugarą Milžinas, sveikinu tave sulaukus gimtadienio. Va, kai ką tau atnešiau. Tiesa, ko gera, būsiu jį prisėdęs, bet vis tiek gardus. Išvidinės juodo apsiausto kišenės jis ištraukė priplotą dėžutę. Drebančiais pirštais ją atidarė. Viduje buvo didelis šokoladinis tortas. Ant jo žaliu glajumi išrašyta laimingo gimtadienio. Haris pakėlė akis į Milžiną, norėjo padėkoti, bet žodžiai įstrigo gerklėje ir jis paklausė. Kas jūs? Milžinas nusijuokė. Juk nepristačiau savęs. Aš Rubėjus Hagridas, Hogvartso raktininkas ir miško sargas. Jis atkišo didžiulę leteną ir pakratė visą Hario ranką. Tai kaip dėl arbatėlės, priminė trindamas rankas. Neatsisakyčiau ir ko nors stipresnio, jei tik turite. Jo žvilgsnis užkliuvo už tuščio židinio, susisraičiusiais traškučių pakeliais. Ir jis prunkštelėjo, palinko prie ugniakuro. Jie nematė, ką jis veikė, bet kai po valandėlės Milžinas atsitęsė, židinyje pleškėjo ugnis. Visa lūšnelė nušvito mirguliuojančiais atšvaitais. Harį užplūdo šiluma, lyg būtų paniręs į karštą vonią. Milžinas atsidrėbė ant sofos. Ta net įlinko nuo jo svorio. Ir iš kišenių ėmė traukti visokiausius daiktus. Varinį virdulį, suniurkytą dešrelių paką, iešmą, keletą įtrūkusių puodelių ir butelį kažkokio gintarinės spalvos skysčio. Prieš taisydamas arbatą patraukė iš to butelio. Netrukus pakvipo čirškinamos dešrelės. Kol Milžinas darbavosi, visi tylėjo. Bet kai nuo iešmo jis numovė pirmą 6 riebių rausvai paskrudusių dešrelių, Dudlis krustelėjo. Dėdė Vernonas griežtai spėjo. Nevalgyk nieko, ką jis tau duos, Dudli. Milžinas piktai nusiekė. Nesijaudink, dursliai, neduosiu tavo sūnelis ir taip storas. Jis padavė dešreles Hariui. Tas buvo toks alkanas, jo grodis nieko gardesnio pasaulyje neteko valgyti, bet vis tiek nuleido akių nuo Milžino. Pagaliau niekam nieko nesiteikiant paaiškinti jis prabilo. Atsiprašau, bet aš vis tiek nežinau, kas jūs toks. Milžinas gurkštelėjo arbatos
ir atgalia ranka nusišluostė lūpas. Vadink mane Hagridu. Visi taip daro. Ir kaip jau sakiau, esu Hogvartso raktininkas. Tu, aišku, viską žinai apie Hogvartsą. Kad ne? Hagridas apstulbo. Atsiprašau, skubiai tarstelėjo Haris. Atsiprašau, sunirkė Hagridas, atsigręždamas iš šešėlėje susitraukusius durslius. Tai jie turi atsiprašyti. Žinojau, kad negauni laiškų, bet neįtariau, kad gali nežinoti apie Hogvartsą. Garbės žodis. Jau niekada nepagalvoju, iš kur tavo tėvai viską mokėjo? Ką viską? Paklausė Haris. Ką viską? Sugriaudė Hagridas. Palūkėk. Jis pašoko perpykęs, rodos užpildydamas visą trobelę. Dursliai prisispaudė prie sienos. Gal sakysit, staugė jis ant durslių, kad šis berniukas nieko nežino? Ničnieko nežino. Haris pamanė, kad milžinas perdeda, juk jis lankė mokyklą, gaudavo neblogus pažymius. Kai ką žinau, tarė jis, moku aritmetikos veiksmus ir šiaip. Hagridas tik ranka numojo. Aš kalbu apie mūsų pasaulį, tavo pasaulį, mano pasaulį, tavo tėvų pasaulį. Kokį pasaulį? Atrodo, Hagridas sprogs iš pasiutimo. Durslė. Dėdė Vernonas išbalęs kaip drobė kažką sumurmėjo. Hagridas išpūtė akis į Harį. Vis dėlto tikriausiai žinai apie savo tėtį ir mamą, pasakė. Supranti, jie garsenybės ir tu garsenybė. Ką? Nejau mama ir tėtis buvo ko nors garsus? Tai tu nežinai? Nežinai? Išsproginęs akis į Harį, Hagridas susikišo pirštus į plaukus. Vadinasi, nežinai, kas tu esi? Pagaliau paklausė. Dėdė Vernonas ūmiai atgavo amą. Ne, sukomandavo. Ne, ponia. Draudžiu, ką nors berniukui sakyti. Hagridas perverė į tokiu žvilgsniu, kad ir drąsesnis už Vernoną Durslį būtų pabūgęs. Tada Hagridas prašneko, ir kiekvienas garsas buvo sklidinas įniršio. Tu jam nepasakojai, nepasakėjai, kas buvo tame laiške, kurį jam paliko Dumbledoras. Aš ten buvau, mačiau, kaip Dumbledoras padėjo laišką Durslį ir visus tuos metus nuo jo slėpei. Ką nuo manęs slėpei? Gyvai paklausė Haris. Ne, aš draudžiu, išsiganęs suriko dėdė Vernonas. Teta Petunija aiktelėjo. Trauk jūs galas, abudu subarbėjo Hagridas. Hari, tu esi burtininkas. Trobelė tapo tylu. Tik ošė jūra ir švilpė vėjas. Kas toksai? Išsižiojo Haris. Burtininkas, kasgi dar? Atsakė Hagridas, vėl plumtelėdamas ant sofos. O toji dar giliau sugirgždėjo ir dar giliau įdubo. Ir ne bet koks. Tik reikia pasimokyti. Kas dar galėtum būti, kai turėjai tokius tėvus? Ir man rodos, tau laikas perskaityti laišką, kurio negavai. Haris atkišo ranką ir pagaliau paėmė gelsvą voką, skaisčiai žaliu rašalu, adresuotą Harry Potteriui, grindis, trobelė ant uolos, jūra. Išėmęs laišką perskaitė. Hogvartso burtų ir kerėjimo mokykla. Direktorius Albas Dumbledoras. Merlino ordino 1 rango didysis magas, vyriausiasis žynys, Tarptautinės burtininkų sąjungos pirmininkas. Gerbiamas ponaiti Potteri, su malonumu pranešame, kad esate priimtas į Hogvartso burtininkų mokyklą. Pridedame reikalingų knygų ir priemonių sąrašą. Mokslo metų pradžia rugsėjo 1 dieną. Laukiame jūsų pelėdas ne vėliau kaip Liepos 31 dieną. Pagarbiai Minerva McGonagall, direktoriaus pavaduotoja. Hario galvoj lyg fejerverkai sproginėjo klausimai. Nebežinojo, ko pirmiausia klausti. Po valandėlės išlemeno. Ką reiškia laukiame jūsų pelėdos? Kad tave vilkolakiai, vos nepamiršau, susigriebė Hagridas, voždamas savo kaklą taip, jog ir arklys būtų nugriuvęs. Ir iš kitos apsiausto kišenės ištraukė pelėdą. Tikrų tikriausia, gyva, tik gerokai sušiaušta. Po to
ilgą plunksną ir pergamento ritinėlį. Prikandęs liežuvį jis paskrebeno laiškelį. Haris atvirkščiai perskaitė. Gerbiamas ponaiti Dumbledorai, laišką Hariui įteikiau. Rytoj viską supirksime. Oras klaikus. Tikiuosi, jūs laikotės gerai. Hagridas. Hagridas susuko ritinėlį, įkišo pelėdą į snapą ir nuėjęs prie durų paleido ją į audrą. Grįžęs atsisėdo ant sofos, tokia mina, lyg būtų padaręs normaliausią dalyką, tarkim paskambinęs telefonu. Haris susivokė, kad stovi išsižiojęs ir greit užsičiaupė. Apie ką aš kalbėjau, prabilo Hagridas. Bet į židinio šviesą išlindo dėdė Vernonas, vis dar perbalęs, bet baisiai piktas. Niekur jis nevažiuos, pareiškė. Norėčiau pažiūrėti, kaip toks žiobaras jo neleis, susijuokė Hagridas. Kas toksai? Susidomėjo Haris. Žiobaras, atsakė Hagridas. Šitaip mes vadinam žmonės, kurie svetimi burtų pasauliui. Tavo nelaimė, kad išaugai didžiausių žiobarų šeimoje. Kai jį paėmėm, pasižadėjom užkirsti kelią visom šitom nesąmonėm, tarė dėdė Vernonas. Prisiekėm ištraukti iš jo visą šitą. Atsirado mat burtininkas. Jūs žinojot, nutirpo Haris. Žinojot, kad aš burtininkas? Ar žinojom? Staiga sušuko Pita Petunija. Ar žinojom? Aišku, kad žinojom. Ar galėjo būti kitaip, kai tavo nelemtoji motina buvo to paties plauko? Taip, ji kadaise irgi gavo tokį patį laišką ir išnyko. Į tą mokyklą. Per atostogas grįždavo pilnom kišenėm varlių kurkulų, o namie arbatos puodelius paversdavo žiurkėmis. Aš viena mačiau, kas jį tokia. Išsigimėlė. Bet tėvui ir motinai tiko. Visi Lilė ir Lilė. Jie didžiavosi, kad šeimoje turi raganą. Nutilusi, giliai įkvėpė ir varė toliau. Regis seniai nekantravusi viską iškloti. Paskui mokykloje jis susipažino su tuo Poteriu. Jie išvažiavo, susitokė, paskui gimei tu. Aš iškart supratau, kad būsi toks pat svetimas, toks pat nenormalus. Galų gale jį ėmė ir išlėkė į orą. O tu buvai primestas mums. Haris išbalo kaip kreida, atsistukėjęs išspaudė. Išlėkė į orą? Man sakėt, kad jį žuvo automobilio avarijoje. Automobilio avarijoje? Sugriaumojo Hagridas, taip smarkiai pašokdamas, kad dursliai spruko į savo kertą. Tarsi Lily ir Jamesas Potteriai būtų galėję žūti dėl kažkokios avarijos. Gėda, siaubas. Haris Potteris nežino savo gyvenimo, nors visi pasaulyje vaikai žino jo vardą. Bet kodėl? Kas atsitiko? Puolė klausti Haris. Hagrido veide užgeso pyktis. Dabar atrodė susirūpinęs. Niekad šito nesitikėjau. Tarė tyliai ir neramiai. Kai Dumbledoras pasakė, kad gali būti nelengva tai paimti, nemaniau, jog tu visai nieko nežinai. Ak, Hari, abejoju, ar man dera apie tai kalbėti. Bet kas nors turi. Negali stoti į Hogwartsą nežinodamas. Jis nuožmiai dėptelėjo į durslius. Kągi, geriausia sužinosi tiek, ką turiu teisę papasakoti. Ne viską galima sakyti. Didelė paslaptis. Jis atsisėdo, ilgokai žiūrėjo į ugnį, paskui tarė. Atrodo, viskas prasidėjo nuo kai ko vadinamo, bet negali būti, kad nežinotum jo vardą. Visas pasaulis žino. Ką tokį? Na, jei tik įmanoma, stengsiuos neištarti jo vardo. Niekas jo nemini. Kodėl? Kad tave vilkolkiai, Hari, žmonės tebėr įsibaimina. Supranti, keblus reikalas. Matai, kartą buvo toks burtininkas, kuris pagedo. Blogesnis nebegalėjo pasidaryti. Buvo blogesnis už blogiausią. Vardu Hagridas žagtelėjo, bet nieko nebepasakė. Ar negalėtum parašyti, pasiūlė Haris? Oi, ne. Na, tegu. Voldemortas. Hagridas sudrebėjo. Nevers dar kartą ištarti to vardą. Taigi šitas raganius maždaug prieš 20 metų ėmė ieškoti padėjėjų ir susirado. Vieni bijojo, kiti geidė, nors dalelės jo galios. Nes jis vaje koks buvo galingas. Tamsus laikai, Hari. Nežinojai, ko pasikliauti, bijojai draugauti su nepažįstamais magais ar raganomis. Baisių dalykų pasitaikydavo.
jis vis labiau įsigalėjo. Aišku, buvo tokių, kurie jam priešindavosi ir jis juos nužudydavo. Siaubingai. Hogwartsas liko vienintelė saugi vieta. Matyt, anas tik Dumbledoro ir privengė. Nedrįso užimti mokyklos, bent tuo tarpu. Na, o to mama ir tėtis buvo puikūs burtininkai, Hogwartso pirmūnai. Tikrai keista, kad anas nebandė jų prisivilioti. Gal žinojo, jie per daug artimi Dumbledorui ir nenorės prisidėti su tamsiaja puse. O gal jis mane galėsis juos įtikinti, arba norėjo jais atsikratyti, kad nekliudytų. Šiaip ar taip žinoma tik tiek, kad prieš 10 metų Helovyno vakarą jis pasirodė miestelėje, kur jūs gyvenote. Tau buvo metukai. Jis atėjo pas jūs ir Hagridas staiga išsitraukė nešvarę taškuotą nosinę ir nusišnipštė. Lyg rūko sirena sukaukė. Atsiprašau, bet baisiai graudu. Aš pažinojau tavo tėvelius. Malonesnių žmonių nerasi. Na, bet anas jos nužudė. Tada tai yra didžiausia paslaptis. Bandė ir tave nužudyti. Norėjo švariai pasidarbuoti, o gal paprasčiausiai buvo pamėgęs žudyti, bet jam nepavyko. Niekad nepagalvoju, iš kur tu turi tą žymę kaktoj. Tai nėra paprastas randas. Jis lieka nuo galingo pikto užkeikimo. Anas sunaikino tavo mamą ir tėtį. Ir net namą. Tačiau tavęs jo užkeikimas neįveikė. Štai todėl, Harry, ir esi garsus. Jei ką pasirinkdavo nužudyti, ne vieno išskyrus tave neliko gyvo. Jis nužudė geriausius savo laikų burtininkus ir burtininkės. Makinonus, Bounce'us, Pruitus. Tu buvai kūdikis, bet atsilaikėjai. Hario galvoje vyko kažkas labai skausminga. Hagridui baigiant pasakoti, jis vėl išvydo akinamą žalią blyksnį, daug ryškiau nei kada nors lig tol, ir prisiminė dar kai ką, pirmą kartą gyvenime, šaltą, žiaurų juoką. Hagridas liūdnai jį žiūrėjo. Dumbledoro įsakymu aš ir paėmiau tave iš sugriautų namų, atgabenau tave šitiems. Kokia nesąmonė, prabilo dėdė Vernonas. Haris stryktelėjo, mat buvo visai pamiršęs Durslius. Dėdė Vernonas regis atgavo drąsą. Sugniaužęs kumščius, žvilgsniais svarstė Hagridą. Paklausyk, berniūkšti. Sutinku, jog turi kažką keisto, nors veikiausiai gerų daržų tai būtų buvę galima išmušti. O dėl tavo gimdytojų, kągi, jie buvo keistabūdžiai, to neužginčysi. Ir mano įsitikinimų pasauliui tik į naudą, kad jų nebėra. Ko norėjo, tą ir gavo. Nereikėjo painiotis su visokiausiais žiniuoniais. Šito ir tikėjausi. Visad žinojau, kad geruoju jiems nesibaigs. Ta akimirką Hagridas pašoko nuo sofos ir iš apsiausto išsitraukė apspurusį rausvą skėtį. Atkišęs į Durslį tarsi kardą pasakė: Perspėju, Dursliai. Perspėju. Dar žodis. Pamatęs, kad milžinas jį gali persmeigti skėčio smaigaliu, dėdė Vernonas vėl įsibailino ir prisiplojęs prie sienos nutilo. Dabar geriau, burbtelėjo Hagridas, šnopuodamas ir vėl klestelėjo ant sofos, kuri šįsyk įdubo lygi grindų. Tuo tarpu Hariui kirbėjo šimtai klausimų. Bet kas nutiko atsiprašau, anam? Geras klausimas, Harry. Dingo, išnyko, tą pačią naktį, kai kėsinosi į tave. Dėl to dar labiau išgarsėjai. Tai ir yra didžiausia paslaptis, supranti, juk jo galybė buvo beribė. Tai kodėl jis išnyko? Vieni sako, kad mirė. Paistalai, mano galva. Vargu ar jis dar turėjo tiek žmogiškumo, kad būtų galėjęs numirti. Kiti kalba, jog tebėra anapus, laukia savo valandos. Bet aš netikiu. Jį rėmė žmonės, perėjo pas mus, kai kurie buvo tarsi apduoti, bet išsivadavo iš kerų. Nemanau, kad būtų tai įstengę, jei jis ketintų grįžti. Dauguma mūsų linkia tikėti, kad jis kažkur tebėra, bet netekęs galios. Per silpnas ką nors padaryti. Mat tu jį kažko nugalėjai, Harry.
tą naktį įvyko kažkas, ko jis visiškai nesitikėjo. Aš nežinau kas ir niekas nežino, bet kažkuo jį įveikiai. Hagridas žvelgia į Harį su meile ir pagarba, bet Haris užuot džiaugiasis ir didžiavęsis jautė, jog įvykusi baisi klaida. Jis burtininkas. Nejaugi įmanoma. Visą gyvenimėlį jį bakino Dudlis, stumdė ir barė teta Petunija su dėde Vernonu. Jeigu jis iš tikrųjų burtininkas, kodėl jie nepavirsdavo bjauriomis rupūžėmis, kai tik norėdavo užrakinti jį sandėliuke? Jeigu jis kitados nugalėjo galingiausią pasaulio raganio, kaipgi Dudlis galėjo jį spardyti futbolo kamuolį? Hagridai, ramiai tarė jis, manau, jog suklydote. Abejoju, ar galėčiau būti burtininkas. Jo nuostabai Hagridas nusijuokė. Sakai, negalėtum? Nejaugi išsigandęs ar supykęs niekad nieko nesipadaręs. Haris įbedė akis į židinį. Kai pagalvoji, visos keistenybės, dėl kurių tata su dėde tūždavo, įvyko jam, Hariui, nuliūdus ar supykus, vejamas Dudelio gaujos, kažkaip atsidūrė ant stogo. Kai bijojo eiti į mokyklą beveik plika galva, plaukai per naktį ėmė ir ataugo, o kai Dudlis paskutinį kartą jam sudavė, argi jis pats to nesuvokdamas neatsikiršijo, argi neužleido ant jos mauglio? Haris atsigręžė į Hagridą, jau su šypsena, ir pamatė, kad milžinas išsišiepęs lyg ausų. Matai, dar sakysi, kad Haris Poteris neburtininkas. Palauk, Hogvartse dar taps įžymybė. Tačiau dėdė Vernonas neketino lengvai pasiduoti. Ašgi sakau, neleisiu, sušnipštė. Jis eis į Stonewallio vidurinę ir dar ačiū pasakys. Aš skaičiau tos laiškus. Juose reikalaujama turėti visokio šlamšto, užkalbėjimų knygų, burtų, lazdelių ir, jeigu jis norės jūs palikti, toks žioboras kaip tu jo nesulaikys, suriaumojo Hagridas. Lilės ir Džeimso Poterio sūnus, jis mat neleis į Hogvartsą, gal išprotėjai? Haris jau tik užgimęs įrašytas į tą mokyklą, mokysis geriausioje pasaulio burtininkų mokykloje. Po 7 mokslo metų savęs nebeatpažins. Pagaliau atsidurs tarp tokių pat kaip jis ir mokysis iš garsiausio visų laikų Hogvartso direktoriaus, Albo Dumbledore. Aš nemokėsiu kažkokiam senam nukvakeliui, kad jį išmokytų magijos triukų, užklikė dėdė Vernonas. Čia jis jau perlenkė lazdą. Hagridas iškėlė skėtį ir ėmė sukti jį savo virš galvos. Niekad, sugriaudėjo, man girdint neįžaidinėk Albo Dumbledoro. Skėtės nušvilpė oro ir nukrypo į Dudlį. Blikstėjo violetinė šviesa. Kažkas sutraškėjo, tarsi fejerverkas. Pasigirdo šaižus spiegimas ir Dudlis, kaukdamas iš skausmo pasijuto strikinėti, susiėmęs storą užpakalį. Kai nuo jų nusigręžė, Haris pamatė, kad pro skylę jo kelnėse stirkso susiraičiusi kiaulė sudegėlė. Dėdė Vernonas subliuvo, tempdamas tetą Petuniją su Dudliu į kitą kambarį. Perlėjo Hagridą šiurpiu žvilgsniu ir užtrenkė duris. Hagridas dirstelėjo į savo skėtį ir pasiglostė barzdą. Nesusivaldžiau, liūdnai tarė, bet nieko doro neišėjo. Norėjau paversti į kiaulę, bet matyti jis jau taip panašus į parštą, kad nebereikia nė kerų. Iš po savo gauruotų antakių jis dėptelėjo į Harį. Būsiu dėkingas, jei Hogvartse apie tai niekam neprasitarsi. Iš teisybės man nevalia užsiimti magiją, tik truputį leido, kad galėčiau visur sekti paskui tave ir pristatyti tos laiškus. Dėl to ir knietėjo gauti šitą darbelį. Kodėl jums nevalia užsiimti magiją? Paklausė Haris. Matai, aš pats mokiausi Hogvartse, bet mane išmetė. Jei nori žinoti, 3 klasėje sulaužė mano burtų lazdelę ir panašiai, bet Dumbledoras leido man likti sargu. Didis žmogus tas Dumbledoras. Kodėl tave išmetė? Jau vėlu, o rytoj mūsų laukia daugybė darbo, garsiai pasakė Hagridas. Reiks nusigauti miestą, visų tų knygų ir kitko. Jis nusivilko juodąjį apsiaustą ir pametėjo Hariui. Užsiklok, neišsigąsk, jei pradės judėti. Man rodos vienoje kišenėje užsiliko keletas miegapelių.